Scenarijus Larino, Astridos Lindgren pasakos motyvais. Režisierius Stepancevas, dalininkai statytojai Savčenka ir Butyrinas, kompozitorius Glatkovas, operatorius Drujanas. Filmą dubliavo aktoriai Galina Daugudėtytė, Nijolė Strazdūnaitė, Algirdas Paukštaitis, dubliažo režisierė Inga Chadaravičiūtė, režisierė Nemira Borkengaginienė, redaktorė Lidija Dubauskienė. Lietuvos televizija. Vaikui reikalinga auklė kreiptis. Nedūsak, bus gerai. O gal Karlsonas iš tikrųjų yra? Oi. O? Tai Karlsonas? Karlsonas sugrįžo. Taip, tai jūs ir šodį turite. Matilda, ar tu girdi? Taip, taip, labai gerai. Na nieko, aš iš jo padarysiu žmogų. Frekenbok, bok. O tas jūsų rūkymas gali labai pakenkti mano sveikatai. Jums reikės atprasti nuo bjauraus įpročio. Gerai, bet... Tai juk jūs patys skelbėtės, kad reikalinga namų tvarkytoja, sąžininga, gero būdo, tokia aš ir esu. Bet mesgi ieškojome auklės. O ką čia reikės auklėti? Koks agresyvus šuo. Frekenbok, manau, kad jūs vaikus mylite. Kaip čia pasakius, be galo. Nu, eikite, ramiai sau dirbkite. Einu. Esu įsitikinus, kad greit nepažinsite savo vaiko. Dėkoju. Duok špiragėlį. Pirma, saldumynai gadina figūrą. Antra, eik miegoti. Trečia, ruošk pamokas. O ką dar? Dar kažką reikėtų? Kokia kančia auklėti. Atsiminiau. Nusiplauk rankas. O kam aš jas plausiu? Juk vis tiek valgyti nieko nėra. Matilda, ar tu girdi? Vaikeli mano, pažais su tuo žvėrim, tik tai saugokis. Šuo nešvarus.
Karlsonas. Ko tu šūkauji? Visas žuvis man išbaidėjai. Sveikas, Karlsonai. Sveikas, mažylį. Kodėlgi tu manęs nepaklausai, kur aš taip ilgai buvau dingęs? Kur tu taip ilgai buvai dingęs? Aš buvau pas savo senelį. Taip, kad tu žinotum, kokia mano senelė. Senelį, mielasis. Pina. Glebeščiotis mano senelė pasaulio čempionė. Tai bent. Ką, netiki? Tikiu, bet tu visgi atskridai. Atskridai. Pagalvok, ką kalbėjai. Argi su tokiu motoru galima skraidyti? Aš vos sprando nenusisukau. Na, klausyk. Matei? Aha. Man skubiai reikia kokių nors degalų. Labai tiktų tortą su grietinėle. Bet torto tai turbūt neturim. Ką tau? Nekvailiok. Mielas draugas iš toli atskrido, užsuko, o jūs neturite torto. Bet mes nežinojome. Iš viso, ką jūs žinote, jūs turėjote tikėtis manęs laukti. Klausyk, gal tu nori, turiu keptos dešros. Keptos. Aha. Į jūsų namus pakliuvęs visokį šlamštą išmoksi valgyti. Šventą savo dešrą. Oi, aš užrakintas. Ką? Tu užrakintas? Kodėl? Ta namų tvarkytoja, tai tiesiog tvarkytoja. Nežliunk. Nežliunk. Ar čia tu, ar aš žliumbiu? Aš žliumbiu. O aš nežliumbiu. Tu nežliumk. Klausyk, kas ta namų tvarkytoja? Labą vakarą, mėly draugai. Pradedam eilinę mūsų laidą iš vaiduoklių gyvenimo. Primiktinai prašome nuo mūsų žydrųjų ekranų nuvesti šalin vaikus. Taigi, šiandien mūsų svečiai Taigi, šiandien jūs išgirsite pasakojimą apie susitikimą su klaikiu, bet simpatišku vaiduokliu. O buvo šitaip. Bjauru žiūrėti. Fu. Fu, kaip nekultūringa. Matilda, Matilda, ar tu apkurtai? Rodos aš tau sakau. Kur tai matyta? Televizorius rodo sukčius. Kuo aš blogesnė? Kvailystė. Taigi, mėly draugai, jei žinote, ką nors apie vaiduoklių gyvenimą, labai prašome pranešti redakcijai. Mūsų telefonas 223-222-223-322. Nežliunk. Nežliumbiu. Tai ir nežliunk. Nusiramink. Tik tai nusiramink. Klausyk. Na, atspėk, kas yra geriausias namų tvarkytojų tramdytojas? Kas? Nežinai. Savai neaišku, kad ta... Aha. Taigi, skrendam. Klausyk, kodėl tu man aną kartą melavai? Ką? Kad tau 7 metai. O kiek? Tu sveri daugiau kaip 8.
Na kur tu? Na išdykėlį, išlysk. Kuku! Keista. Čia jo nėra. A, va kur tu. Kas čia dabar? Batukas yra. O vaiko nei kvapo. Kuku. 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 Kur tu? Kuku. He. O kur tu buvai? Mudu su Karlsonu čia truputį dėme. Kaip paskraidėte? Kaip paukščiai skraidėte? Taip, gerai, taip. Vieną minutėlę. Aš tik išgersiu lašus nuo galvos. Kuku. 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 Oi, kaip klaiku. Klausyk, juk tai tikras siaubas. Jūsų namuose atsirado kalbanti galva. Štai jinai į mus žiūri. Kad tu televizoriaus nematei. Nemačiau. Va. Klausyk, bet kur kojos? Na, palauk, aš to jau viską sužinosiu. Tai bent. Mes čia, žinote, pyragėliais mėgaujamės. Leiskite prisistatyti. Karlsonas. Čia mano mažasis. Kur? Ne, aš taip nežaidžiu. Na, perstok valgyti tuos pyragėlius. Tu jau 7 prarijai. Ko tu juokiesi? Kai tu toks keistas. Ko tu juokiesi? Aš jai taip patikau, tik tu. Kuku. Tai tu. Kuku, mano berniuk. Ola, oi kaip gerai. La 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 la, la 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 la. Ai, ką tu darai? Kas čia dedasi? Kas čia dedasi? Nieko. Nieko nėra. Vaikeli mano, pasakyk, katroj ausį man zvimbia. Kairėje. Va ir neatspėjai, man abiejose ausyse zvimbia. La, 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 tra, la, la. Oi, aš iš proto įsikraučiau baisiai nemalonu. Dabar žinai, kas geriausias namų darkytojų tramdytojas. Oi. Pagaliau jau nustojo zvimbti. Ai! Kas čia dabar? Galva savo vietoj, kėdė irgi vietoj. Madam. Be kita ko, mademoiselle. Tegul bus mademoiselle. Jūs sveikina geriausias pasaulyje motorizuotas vaiduoklis. Bravo. Man sakė, kad negalima nuo ryto lygi vakaro spoksoti į televizorių. Dabar matot, kas darosi. Oi, nenoriu, aš bijau. Na, greičiau susipažinkime. Nenoriu, aš bijau. Kodėlgi? Aš bijau vaiduoklių. Kur jinai išbėgo? Aš taip nežaidžiu. Ką, gal jie tikrai iš proto įsikrausti, a? Čia televizija, taip? Čia vaiduoklių gyvenimo skyrius.
skyrius, taip? Taip. Pas mane atskrido nuostabus vaiduoklis. Kuo greičiausiai atvažiuokit. Aš noriu apie jį papasakoti visiems. Aš supratau. Ką tu supratai? Tu žinai, Karlsonai, ji nori pakliūti į televizorių. Ji Aha, į televizorių. taip. Šitą storulį namų darkytoje nori įlysti tokią mažą dėžutę. Nieko nebus, ją keturlinką reiktų sulenkti. Taip, bet tu ir vėl nieko nesupratai. Palauk, aš tau viską paaiškinu. Aiškink. Palaukit, kas čia toks? Čia? Tai toks Karlsonas, kuris gyvena ant stogo. Palaukite, tai jūs zvimbėte mano ausyse, taip? Tiesą pasakius, tai aš. Tai jūs vogėte mano pyragėlius? Stop! Jūsų pienas išbėgo. Dievuliau, pienas išbėgo. Palaukit, koks pienas? Ant mano viryklos nėra pieno. Kaip negerai, kad jūs nevaiduoklis. Kodėl? Ogi todėl, kad tuoj atvažiuos. Juos tik dėl vaiduoklių ir pakviečiu. O kągi aš jiems dabar pasakysiu? Kaip tai ką? O aš? O apie mane? Juk aš gudrus, gražus, liemeningas vyras. Sakyčiau, pats jėgų žydėjimas. Taip, betgi televizijai tokio gero užtenka ir be jūsų. Bet aš dar ir talentingas. Dėmesio! Jūs tuojau pamatysite geriausią pasaulyje Karlsoną! Oi, kaip gerai, kad jūs parėjote. Žinot, Karlsonas sugrįžo. Einam, pagaliau aš jūs supažindinsiu. Na, mažyli, o kur tavo Karlsonas? Jis išskrido, bet žadėjo sugrįžti, mielas, gerutis.